Dovydai, kokios mintis apie šį mačą? Mintis pralošėm, aš manau, priešvartį pralošėm. Šitam gavom 2 įvarčius. Daugiau, tai manau, nesutvarkėm su priešvarčiu, dėl to ir pralošėm rungtynės. Ir šiandien, lyginant su sezonui baigiantis, atrodo, trūksta puolime tų lyderių. Kutkevičius, Četvirtakas, Mažulis irgi atrodo nespindi kaip sezono gale. Nežinau, gal kažkiek yra pergyvena dėl šitų varžybų finalinių, bet manau, kad tikrai lyderio nėra dabar tokio, kuris užvestų komandą ir tikrai ten eitų, lystų ir muštų tą įvartį. Manau, peržiūrėsim rungtynės ir vis tiek, manau, nereikia pasiduoti dar iki 3 pergalių, nieks nebaigta dar. Tai kitas varžybas žaidžiam namie, tai manau, tikrai būsim užsivedę ir stengsimės laimėti. Ir pirmosios ir antrosios varžybos labai kovingos, labai daug fiziškumo. Ir atrodo, kad ar sutiktumėt, kad Pankai biškį nusileidžia fiziškumo? Kažkiek gal sutikčiau, aišku. Tai aš manau, vis tiek Energijos komandai yra daugiau tokių patyrusių žaidėjų, kurie matė ne vieną finalą yra ir už rinktinę žaidžia ir panašiai. Tai tas gal kažkiek neramina, bet manau, kad kitos varžybos tikrai turėtų būti geresnės negu buvo dabar. Ačiū. Prašau.